Šiandien pratęsiu mūsų pamokslų seriją Gyvenk tuo. Apie ką eina kalba? Jėzus pasakė per savo geriausią arba žymiausią pamokslą, kalno pamokslą, tokius žodžius. Mato 5 skyriui. Jūs esat žemės truska. Jei truska netenka sūrumo, kogi ją reikėtų pasūdyti. Ji niekam netinka, ji belieka jam išperti žmonėms sumindžioti. Jūs esat pasaulio šviesa, neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno. Vienu žodžiu, pamokslų serija yra apie tai, kaip mes ne tik galim skelbti Evangeliją, skelbti gerąją naujieną, bet ir gyventi pagal tai, kad žmonės pradėtų klausinėti. Ir praeitą savaitę kalbėjo pamenu vieną formulę, kabutėse, kuris vienas pastorius Amerikoje prieš daugiau nei 30 metų po Biblijos studijų, po savo tyrimus nustatė. Ir šita formulė iš tikrųjų yra labai įdomu. Praktikuojamas tikėjimas plus artumas plus aiškus skelbimas, tai veda į didžiausią įtaką. Užpraeitą kartą kalbėjo apie pirmą, apie praktikuojantį tikėjimą. Šiandien, kitą savaitę ir dar už kitą savaitę kalbėsiu apie antrą punktą, apie artumą. Kodėl artumas yra labai svarbu kitiems žmonėms. Aš manyčiau, iš tikrųjų galėčiau dabar sėdėti ir galėčiau paprašyti Danielius ir Rokas, kad jie iš priekio pasakytų, kodėl yra svarbus, kad mes esam arti prie kitų žmonių, skelbant Evangeliją. Bet nebijokit, nereikia, kol kas nereikia. Ir aš šiandien noriu pradėti su viena istorija iš Morkaus Evangelijos. Ir šitą istoriją kiekvieną kartą, kai aš skaičiau, man šitą istoriją yra tokia stipri. Negaliu žodžiais paaiškinti. Jinai visą laiką, kai skaičiau, labai palietė mano širdį. Ir galvojau, tada reikia pamokslauti. Ir nereiks pamokslauti vieną kartą, bet 3 kartus apie tai pamokslauti. Apie šitą tekstą kalbėsiu šiandien, kitas ir dar 2 savaitės, už 2 savaičių. Esat pasiruošęs? Taip, gerai. Pradžioj noriu truputį duoti jums informaciją, kas vyksta šalia tuo metu. Kas vyksta šalia. Jėzus, šitą istoriją prasidėjo, kai Jėzus buvo kai jis jau tarnavo 2 metus Izraelyje. Jisai tapo populiaresnė. Ir tuo metu, kas įvyko, žmonės daugiau sužinojo apie jį ir jie pastebėjo, kad Jėzus nepaprastas žmogus. Jis ne tik moko labai gražiai kalbėti, pamokslauti, bet ir išgydė žmonės, darė stebuklus. Ir visiems kitiems jie suprato, tai nepaprastas žmogus. Nes niekas negali daryti tokius stebuklus, jeigu tas yra tik žmogus. Jie po laipsnių pradėjo suprasti, kad Jėzus yra daugiau nei paprastas žmogus, daugiau nei paprastas mokytojas, daugiau nei paprastas rašto aiškintojas, fariziejus. Jie pradėjo suprasti, kad Jėzus turėtų būti kažkaip
iš dangaus. Dievo sūnus. Ir tuo metu, tie farizėjai, tie religiniai lyderiai tautoj, jie pastebėjo, kas čia darosi. Kad visi žmonės sekė jo, ne jos, bet jį. Ir jie suprato, reikia kažką daryti. Ir noriu jūs pakviest, pasiimt Bibliją, Morkaus Evangeliją, 2 skyriui. Kas neturi Biblijos, ten yra, arba įjunkit savo elektroninę įrenginį. Ne Facebook, ne TikTok, ne Insta, bet Bible app. Gerai? Kas vyksta prieš šitą istoriją, kurią mes norim skaityti. Dabar Luko 17 eilutė, 5 skyriaus. Ten parašyta vieną dieną, kai jis mokė žmonės, ten sėdėjo farizėjų bei įstatymų mokytojų, susirinkusių iš visų Galilėjos ir Judėjos kaimų bei Jeruzalės. Ir ten buvo viešpaties jėga, kad gydytų žmonės. Vienu žodžiu, jie susirinko kažkur, visi žmonės ir farizėjai, rašto aiškintojai, ir jie norėjo sužinoti, kas vyksta. Kur tai buvo? Tai buvo Kafarnaume. Kafarnaumas, mažas miestelis, tuo metu žmonės teigia apie 1000 iki 2000 gyventojų tuo metu gyveno. Tai mums labai mažas, bet tuo metu buvo nemažas miestelis. Ir kas dar gyveno Kafarnaume? Gal kažkas iš jūsų žino? Jėzus. Jisai, jo pagrindinė vieta Izraelyje nebuvo Nazarete, nebuvo Betlėjui, bet buvo Kafarnaume. Kas dar gyveno ten? Petras. Jo šeima irgi gyveno ten, Kafarnaume. Jo, tikrai gyveno Kafarnaume. Ir dabar noriu su jumis perskaityti. Ir kaip matot, visi žmonės iš Judėjos, iš Galilėjos, jie renkasi Kafarnaume. Ten tuo metu buvo daug žmonių. Skaitysim Morkaus Evangeliją, 2 skyriui, nuo 1 iki 12 eilutės. Paprašau, kad Rokas mums perskaitytų. Po kelių dienų Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą. Žmonės išgirdę jį esant namuose, nedelsiant susirinko ir taip gausiai, jog ne prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jam žodį. Tada 4 vyrai atnešė pas jį paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarę skylę nuleido žemyn neštuvus, ant kurių galėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: Sūnau, atleidžiamas tau tavo nuodėmės. Tenai sėdėjo keletas rašto žinovų ir svarstė savo širdyse: kodėl jis taip piktžodžiauja? Kas gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas? Jėzus iš karto savo dvasia supratęs jų mintis tarė: kam taip svarstote savo širdyse? Kas lengviau, ar pasakyti paralyžiuotam: tau atleidžiamos nuodėmės, ar liepti: kelkis, imk neštuvus ir vaikščiok? Bet kad žinotumėte žmogaus sūnų turintį valdžią atleisti žemėje nuodėmės, čia jis tarė paralyžiuotajam: sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis tuojau atsikėlė ir visiems matant pasiėmė neštuvus išėjo.
Visi stebėjosi ir garbino Dievą, sakydami, tokių dalykų mes niekada nesame matę. Ačiū labai. Iš tikrųjų iš vienos pusės labai įdomi istorija, iš kitos pusės labai keistoka istorija. Kodėl? Nes kur jie leidosi šitą paralyžiuotą žmogų? Per ką? Per stogą. Nežinau, galvojau, jeigu tai būtų mano namas, kad vyrai liptų ant namo, nuimtų skardinę stogą, liptų ant stogo ir nežinau. Ir neaiškiai parašyta, kieno namas tai buvo. Tai gali būt Petro, tai netgi gali būt Jėzaus. Mes nežinom, nedaug apie tai, visiškai iš tikrųjų nieko apie tai parašyta, kieno namas čia, apie ką eina čia kalba. Bet yra įdomu, kad yra keletą kitus dalykus, apie ką čia parašyta. Mes per šitą istoriją išmoksim šiandien ir kitą savaitę apie evangelizaciją. Ir trečią savaitę noriu pabrėžti, ką išmokom per šitą istoriją apie Jėzų. Gerai? Perskaitysiu dar kartą pirmą ir antrą eilutę. Po kelių dienų Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, į savo miestą. Žmonės išgirdę jį esant namuose, kaip mat susirinko ir taip gausiai, jog prie durų nebeliko vietos. Jis skelbė jiems žodį. Iš tikrųjų buvo daug žmonių. Įsivaizduokit, daug žmonių. Ir ne tik name, bet ir prie namo. Ir tada skaitom, tada 4 vyrai atnešė pas jį paralyžiuotą žmogų. Mes nežinom tų vyrų vardų, mes nežinom to paralyžiuoto žmogaus vardo, nieks nežinom. Bet tik žinom, buvo 4 vyrai ir buvo vienas paralyžiuotas žmogus. Tik, kad mes daugiau suprastum, kas įvyko. Ten tuo metu paralyžiuoti žmonės, jie neturėjo, kaip šiandien dabar Lietuvoje arba Europoje arba visam pasaulyje, invalidumo grupės. Nebuvo tuo metu. Nebuvo. Jie buvo visiškai priklausomi finansiškai nuo išmaldų, kitų žmonių. Jie buvo vieniši. Jie buvo atstumti iš visuomenės. Kodėl? Nes tuo metu žydai galvojo, jeigu žmogus susirgo, tai yra pasekmė. Kokio? Nuodėmės pasekmė. Tai reiškia, visi, kurie žiūrėjo į tą vyrą, į tos žmonės paralyžiuotus arba sergančius, jie galvojo, kažkada jie prisidirbo, vienu žodžiu. Ir niekas nenorėjo kažko bendro su jais. Oho. Bet atsirado 4 vyrai. Mes nežinom iš kur, ar tai buvo jo gal šeimos narys, ar tai buvo jo seni draugai, ar buvo visiškai svetimi žmonės, mes nežinom. Ir aš manyčiau, Dievas su tikslu neparašė. Iš kur, kokiu vardu, koks ryšys buvo tarp jų ir jo.
kodėl, nes jisai nori pabrėžti, tai gali būti kiekvienas žmogus. Taip pat su paralyžiuotu žmogum. Tai gali būti kiekvienas. Negalėdami dėl minios prinešti prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarė skyles, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotas. Iš tikrųjų, šiandien ir kitą savaitę noriu tik apie šitą vieną eilutę kalbėti. Ką jie padarė? Ką jie padarė? Mums tai labai keista. Įsivaizduokit, jeigu tai būtų jūsų namas, manyčiau, mūsų reakcija būtų kitokia nei kaip dabar. Tikrai būtų kitokia. Mes tikriausiai, ką jis daro, kas vyksta čia? Noriu šiandien pabrėžti keletą dalykų apie tos vyrus, ką aš supratau iš tos vietos. Prieš tai noriu su jumis pažiūrėti į namus, kaip jie statosi Izraelyje Jėzaus laikų tuo metu. Kaip matot, tai yra stogas, apie ką eina kalba, yra plokščių stogas, atstumas tarp gegnų yra maždaug metro. Metras atstumas, gegnas. Ir tada, kas yra tarp jų? Yra molis ir šakos. Tai reiškia, nėra skardinė, stoga, nėra čerpinė, bet paprasta. Ir laiptai į stogą. Kam? Ne dėl to. Jie mėgsta, ypač vyrai, mėgsta susirinkti vakare ant stogo ir kalbėti. Moterim tikriausiai kažkur kitur, bet vyram labiausiai ten. Dėl to yra laiptai. Ir aš galvoju, ką aš daryčiau, jeigu, sakykime, mano geriausias draugas, Berndas, sakykime, na? Jeigu jis taip susirgo, kad tik Jėzus gali jį išgydyti. Jeigu būčiau šalia Jėzaus, bet tuo metu būtų tiek daug žmonių, kad nepasiekčiau jų. Ar aš tada irgi sugalvočiau, kaip pasiekti jo? Tie vyrai tai daro. Tie vyrai negalvojo, nežiūrėjo į situaciją, jie sakė, na, žinai ką, šiandien tavo diena, per daug žmonių, neįmanoma prilįsti prie Jėzaus, gal tai net Dievo valia tau šiandien. Ne, jie visiškai kitaip elgėsi. Klausimas, kodėl? Pas tos keturis vyrus, pastebėjau 6 dalykus. Tikėjimas, atkaklumas, išradingumas, meilė artimui, drąsa ir ryžtingumas. Kodėl? Laikant bėgant paaiškins. Gerai? Pirmiausiai, tikėjimą. 5 eilutė parašyta, išvydęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotam, sūnau, tavo nuodėmės tau atleidžiamos. Jėzus pamatė jų tikėjimą. Ne tik gerą norą, bet tikėjimą, kad Jėzus gali ką daryti,
jie buvo įsitikinę, kad jis gali jį išgydyti, gali atleisti jo nuodėmes. Ir svarbiausias yra, kad jų tikėjimas veda į konkrečius veiksmus. Labai dažnai šiandien mūsų tikėjimas yra labai teoriškas, labai abstraktus, bet nelabai konkrečius. Ir aš dabar irgi kalbu su savim. Aš ne tik kalbu apie kitus, bet kalbu ir su savim. Tai mūsų bendra bėda. Kartais mūsų tikėjimas yra tik abstraktus, teoretiškas, bet nelabai praktiškas. Bet jo arba jų tikėjimas buvo labai praktiškas. Žiūrint į žodį tikėjimą, tikėti, pistis graikų kalboj, tai reiškia ne tik tikėti, bet ir pasitikėti, patikimumas ir ištikimybė. Tas vienas žodis graikų kalboj turi tokias prasmes. Ne tik ta viena prasme tikėti, kad rytoj gal lis arba nelis, kad poryt man reikia eiti darbą ar neeiti, kad gausiu pinigų ar negausiu, bet labai konkrečiai. Ir tai yra kaip ir pasitikėti. Jeigu mes pasitikim žmogum, mes žinom, apie ką eina kalba. Nes mes tada tikrai pasikliaunam, kad tas žmogus tas ir darys. Dėl to mes pasitikim jo, ne? Ir kad tikėjimas yra ne svyruojantis, bet pastovus. Keletą pavyzdžių apie tikėjimą. Pirmas pavyzdys, kurią išrinkau, buvo Nojus. Nojus Senajam testamente, jisai pastatė ką? Ką? Arką. Kam? Palauk, vienas po kito? Kodėl? Kodėl Dievas liep? Buvo dvanas, taip. Ir ar jūs gal žinot, kiek laiko jam nenoriu tik sakyti, kad kiek laiko jisai gyveno, bet kiek pastatė. Žinot gal? Daug laiko. Nepamirškit, tuo metu ne vienas lašas buvo iš dangaus, nukrito ant žemės. Jis su savo šeima patikėjo Dievu, surinko daug medžiagos, kad padarytų tą arką. Nors ne vienas lašas. Ne tik vieną dieną, ne tik vieną savaitę, ne tik vienerius metus, bet per visą procesą nelijo. Wow, tai tikėjimas. Tai pasitikėjimas. Taip? Jeigu mes sakytum, mes skirsim savo gyvybę kažkokiam projektui. Kažkokią projektą daryti. Nors mes nematom prasmės. Bet Dievas mums liepia tai daryti. Tai yra tikėjimas. Tai yra pasitikimas. Kitas pavyzdys. Abraomas. Jūs žinot šitą istoriją? Aš nenoriu perskaityti. Dievas jam liepia Abraomui, eik į šalį, kur parodysiu. Ten palaiminsiu tave. Kokia buvo Abraomo reakcija? Na Dieve, reikia dar biškį konkrečiau paaiškinti.
kur man reikia eiti, kada, su kuo ir gal ir kodėl. Nes tuo metu Abraomas jisai buvo ganėtinai turtingas žmogus. Bet jisai nepradėjo kalbėti su Dievu. Jisai sakė, va, taip vada. Einu, nes pasitikiu tavo žodžiu. Mes žinom, kas tada daros. Noriu jums pristatyti vieną prieš tai dar Mozę. Beveik pamiršau jį. Beveik pamiršau. Kad jisai užaugęs atsisakė vadintis faraono dukters ir sūnum, jis verčiau pasirinkus Dievo tauta kęsti sunkumus, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Parašyta laiške Hebrajams. Jis buvo antras žmogus po faraono. Labai galingas, labai didelę autoritetą jisai turėjo, bet jisai sakė, ne, man to nereikia. Aš noriu pasitikėti labiau Dievu. Ir jisai paliko tai. Noriu jūs pristatyti vieną žmogų iš Amerikos, kai buvau prieš maždaug 30 metų Amerikoje, sutikau su juo. Fred Potter. Jis tuo metu jam buvo maždaug 60-70 metų. Ir jis buvo toks malonus vyras. Aš iki šiandien atsimenu, kaip jisai kalbėjo švelniai. Ne vu, bet švelniai. Kaip jisai žiūrėjo į žmonės. Kaip jisai nežiūrėjo į žmonės. Labai mieliai. Jisai visada šypsojo. Galvoju, daug išmokti iš jo. Man, daug išmokti iš jo. Jisai buvo labai kantrus. Jis, kai jam buvo maždaug 15,5 metų, jisai įtikėjo. Kodėl? Arba kaip? Per skausmą. Nes jo tėvai, jie nusprendė atskirai gyventi, išsiskyrė. Ir tai jam buvo didelis našta. Jisai kalbėjo su Dievu ir per šitą procesą jisai buvo išgelbėta. Ir tada jisai ėjo į kariuomenę, kaip jūs. Po to grįžo, studijavo teologiją, tapo pastorum. Turėjo mažą bažnyčią. Amerikoje maža bažnyčia yra apie kiek? 200-300 žmonių. Gerai? Tada mūsų būtų ne maža, bet mikro bažnyčia. Taip. Bet jisai turėjo mažą bažnyčią, bet Dievas jam kalbėjo į širdį. Ir jis jam parodė, Fred, pastoraut tai vienas dalykas, tai geras dalykas, bet aš noriu, kad tu kažką kitą darytum. Vienu žodžiu, Dievas jam ragina steigt globos namus. Amerikoje, nemažai, netgi Indijoje. Ir per visą procentą daugiau nei 10 000 vaikų jis padėjo per savo tarnystę ten. Dievas jam liepė, jisai man parodė savo namą, seną namą, kuriame jis prieš tai gyveno. Ir Dievas jam liepė, dabar mums šokas, parduoti šitą namą ir aukot tarnystei vaikams. Ir tada, aišku, jam buvo klausimas, kur gyvensiu. Dievas sakė, pasirūpinsiu. Ir tada
Jis papasakojo man šitą istoriją. Tai nesugalvojo kažką. Jis man papasakojo. Ir tada per 2 savaites vienas kitas žmogus krikščionis girdėjo apie tai. Ir jisai sakė, aš turiu dar mažą namą. Ir visada numojosi šitą namą, bet noriu jums padovanot, kad jūs ten gyventumėt. Ir vienu žodžiu, per pasitikėjimą, jis iš tikrųjų jo tarnystė plėtėsi ir daug vaikų buvo padėti. Tikėjimas. Ir šitas tikėjimas tie 4 vyrai irgi turėjo. Jie nežinojo kaip, kodėl ir kokiu būdu, bet jie pasitikėjo. Kaip mes galim augti tikėjime? Mes žinom, ką tai reiškia? Tikiuosi. Žinom, ką tai reiškia? Ar mes irgi žinom, ką tai reiškia? Atsakymas? Darbai? Tai turėtų būti rezultatas nuo Biblijos skaitymo ir maldos veiksmas. Tai įgyvendinti. Ką mes skaitėm? Įgyvendinti. Ne tik, kad būtų teorija čia, bet kad tai būtų čia širdyje ir kad mes tai gyventum. Toliau. Antras dalykas, ir šiandien tada su antru dalyku noriu pabaigti, atkaklumas. 4 eilutė parašyta, negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus ir mes toliau. Jie negalėjo vienu žodžiu prinešti prie Jėzaus. Negalėjo, nes per daug žmonių. Kaip prieš tai sakiau, kokia būtų mūsų reakcija, jeigu Dievas mums kažką sakytų ir atsirastų kliūtis, barjera, problema, kad negalim įvykdyti. Kokia būtų mūsų reakcija? Na, Dieve, matai, neįmanoma. Ne, jisai buvo atkaklus. Tam reikia ištvermės, ryžtingumo, kantrybės ir, manyčiau, svarbiausia yra paskutinis punktas. Jėga įveikti nesėkmes. Jėga įveikti nesėkmes. Jie norėjo priartinti prie Jėzaus, bet nėra kaip. Ir aš nežinau, mes apie tai neskaitom, tai žinau, puikiai žinau, suprantu, bet aš nemanyčiau, kad visi, kurie pastebėjo, kad jie pradėjo lipti ant stogo ir po biškį išplėšė iš stogo, aš nemanyčiau, kad buvo jokių reakcijų nuo žmonių. Nežinau. Neparašyta, bet aš galiu įsivaizduoti, ypač, nepamirškit, tuo metu buvo kas dar vietoj? Farizėjai, rašto aiškintojai, žinojai. Aš manau, kad tuo metu tikrai buvo, ką jie čia daro, kodėl, kas čia vyksta ir žinot. Kaip mes reaguojam, jeigu Dievas nori kažką, kad mes darytum, bet atsirastų problemų. Manyčiau, apie paskutinį punktą, žiūrint į savo beveik 20 metų buvimą čia Lietuvoj, galiu jums papasakot istorijas po istorijų. Daug galėčiau papasakot, nedarysiu. Džiaukitės, nedarysiu.
Nes irgi buvo mūsų gyvenime nemažai punktų, kurie mes galvojam, kaip, kodėl. Nežinom, kaip toliau. Bet Dievas po biškį aiškiai parodė. Vėl Nojus kaip pavyzdys. Tikėjimu Nojus perspėtas apie tuo metu dar nematomus dalykus, būdamas Dievo baimingas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti. Taip jis pasmerkė pasaulį, paveldėjo tikėjimo teisumą. Kitas pavyzdys, vėl Abraomas, labai gera eilutė išmok atmintinai. Nes tai rodo, tikėjimas, tikėti Dievu yra ne tik paklus, bet ir su savo paklusnumu šlovinti Dievą. Galų gale noriu kalbėti trumpai apie Thomas Edisoną. Mes tai žinom, jisai išradė ką? Ne. Lemputė. Beveik kaip automobilį. Tai buvo Henry Fordas, bet nieko. Lemputė. Jūs gal žinot, kiek kartų jisai bandė, arba kiek kartų jam nepavyko išrasta lemputė. Žinot gal? Na tādēļ. Nežinai? Daug kartų, teisingai? Spēkit. Nē. Mažiau. Tikriausiai 10 000 kartų. Jisai bandė kažką, bet nepavyko. Bandė kažką, nepavyko. Bandė kažką, nepavyko. Ir taip toliau. Kodėl klausimas? Kodėl jis nepasidavė? Kodėl jisai po, sakykim, 100 kartų pasakė, ne, tai neįmanoma. Bandžiau jau 99 kartus ir 100 kartų tas pats. Tas pats rezultatas. Nes jisai tikėjo, kad kažkaip turėtų būti. Jisai negirdėjo kitų žmonių balsų, sustok, tai nesąmonė, ką darai, bet jisai toliau tai padarė. 10 000 kartų. Ir jo receptas arba jo mąstymas, jo mintis apie nesėkmę buvo kitokia nei mūsų. Jeigu mums kažko nepavyksta, kokia pirma mintis šauna į galvą? Sakykit, nevykėlis, gal neverta bandyti? Toliau? Niekada nesigaus, taip. Jo mąstymas, jo požiūris į klaidas arba į nesėkmę, geriau sakant, buvo kitoks. Jo požiūris buvo toks. Šitų būdų nepavyks. Reikia bandyti kitų būdų. Reikia bandyti kitų būdų. Kol mes galim dabar džiaugtis šviesą. Tie vyrai, 4 vyrai, jie irgi pamatė situaciją. Atrodo, kad neįmanoma situacija. Su spaudimu vidiniu iš farizėjų, kas bus, jeigu kažkas kaip atsitiktų. Iš daug žmonių, gal iš namo savininko, mes nežinom, bet buvo daug dalykų, kurie sakytų, mes šiandien neverta. Nes atrodo ne Dievo valia, nes per daug kliūčių. Bet tie 4 vyrai vis tiek tai darė ir jiems pavyko. Kaip tai susiję su
mūsų tema – evangelizacija. Kartais mums atrodo neverta su juo kalbėti arba su juo kalbėti. Jau tūkstančių kartų kalbėjau apie tai, apie Dievą. Jis arba jinai visada pradėjo juoktis, pradėjo šnekėti nesąmonę ir taip toliau. Nepasiduokit. Karts nuo karto reikia surast kitą būdą, kaip kalbėtis. Karts nuo karto reikia visiškai kitaip elgtis, nei prieš tai. Nebūti kad man tai nesvarbu, vienodai. Nebūt abejingu, taip, ačiū. Bet gal reiks padėti praktiškai. Padėkim. Gal Dievas per tai pradeda veikti kitam žmogaus širdyje. Noriu pabaigti su malda. Viešpatie, noriu tau dėkoti už tavo žodį. Noriu tau dėkoti, kad galim iš tikrųjų daug išmokti. Ne tik apie tave, bet irgi ką reiškia tikėti praktiškai. Ką reiškia pasitikėti praktiškai. Ką reiškia iš tikrųjų padėti kitiems praktiškai. Ir viešpatie, aš noriu paprašyti, kad tu veiktų mano ir mūsų visų širdyse. Kad mes pamatytum žmonės taip, kaip tu pamatytum juos. Jėzus Kristus vardu meldžiu. Amen.